Pasidariau kavuko. Ir pagalvojau apie Fronterą. Ypač tą dalyką, kad jai neveikia galinis stabdis ir šita lempa. Nors pačios lemputės ar saugikliai yra geri. Tai aš turiu tokį įtarimą, kad čia biškį bus daugiau žaidimo, negu aš tikėjausi. Nes kadangi čia yra pelės, nu gerai, nėra dabar jų buvo, aš bijau, kad jos pragraužia laidus. Nes tarkim, va čia, kur yra laidų pynė, va čia yra laidų pynė, nes čia daug laidų. Neatsimenu, ar šitoj pusėje, gal anoj pusėje, akivaizdžiai matėsi, tokie dantukų žymės ant laidų, ant šarvų ir visa kita. Ir aš bijau, ar nebus taip, kad jos sukos man tiesiog prakando kažkur laidą ir aš tada turėsiu zapadlo dėsnį ieškoti to laido, kuris yra prakastas. Aš tikiuosi, kad taip nėra, nes va tarkim ir va dabar, norint jums parodyti, aš jau neberandu tas vietos, kur ten buvo apkandžioti laidai. Bet suprantat mano pointą. Atsiprašau, Jėzau Kristau. Lenda pietuką į lauk. Aišku, va čia dar labai daug visokių dalykų, laidų, laidelių, fiškių, tuščių nuo nieko, išlūžusių plastikų. Bet čia sutaisysiu. Lyg žinai, lyg nesudaręs šito kažkaip, va, lyg pirmas čia man kartas būtų, žinai. Aišku, šitą mašiną bent jau, kol kas aš nematau, kad inkiaura būtų. Tai fuck you. Aš čia taip sėdžiu, visas kietas, geriu kavuką, žiūriu scenarijų ir kažkas man čia ne taip. Ir ką aš pamatau, kad praeitoje Fronteros dalyje aš sakiau. Fronteros salonas, supelyjas, šlapės, jaunas pelių ir šiaip čia net ne šitos mašinos salonas, bet apie tai papasakosiu biškį vėliau. Tai akivaizdžiai mes nebuvome apsibrėžę, ką reiškia savoka biškį vėliau. Ir kas tai iš viso per laiko vienetas. Ir jeigu jūs galvojate, kad aš čia pamiršau, tai labai klysta. Nes dabar iš politikos aktualijų aš išmokau viską neigti ir kaltinti kitus, tik ne save. Tai čia jūs kalti. Aš tikiuosi, kad jūs dabar jaučiatės blogai, nes čia jūsų kaltė yra. Bet, kadangi mano gera širdis, žinai, vis dėlto kažkas turi būti geras šeimoje, aš priminsiu tai, ką jūs užmiršot. Tai kad Fronteros salonas yra ne Fronteros salonas. Jo, kaip matot pas mane šiandien, yra nuotaika faktams. Šis salonas yra iš antros Fronteros, kuri atrodo taip. Priminsiu, kad pas mane čia stovi pirmoji Frontera ir tas yra gan gerai, nes ji man yra žymiai labiau tokia brutalesnė, tokia kietesnė, tokia, tokia, kai išvaizdą apibūdini garsu, va taip jinai atrodė. Esmė tame, kad geriau negu jau aplaižyta antra jos versija. Kadangi salonas yra neoriginalus, keleivio sėdynė visiškai neatsistuma atgal. Ta prasme, visiškai. Jeigu tu sėdi už keleivio sėdynės, tai tu jauties kaip S klasės Merse. Ta prasme, tu gali kojas kaip nori susidėti, užsidėti dar vieną asmenį, kažką filmuoti ir kelti kažkur, kur reikia sutikimo, kad tau yra 18 metų. Bet jeigu tu sėdi priekyje, tavo keliai remiasi bardačioką. Ne tik mano ir asmenų, kurie yra smulkesni ir žemesni už mane. Pažiūrėjusi bėgelius pastebėjau, kad jie yra labai trumpi. Tai ar čia nebus iš viso nuo kokio anglo Fronteros antros salonas? Nežinau, bet kokiu atveju aš noriu kito salono, kuriame būtų šildomos sėdynės. Nes priminsiu, šitoj Fronteroj yra šildomų sėdynių opcija, bet nėra šildomų sėdynių, nes jos iš kitos Fronteros, kaip ir minėjau. Jaučiat, kaip čia susikonektinė viskas. Kiek dar gali būti sutapimų? Kiek gali būti sutapimų? O dar optimaliau odinės šildomos sėdynės. Bet medžiaginės iš esmės irgi bus gerai, nes dabar iš visų kalių, kurias turiu, tik šita telpa priekyje. Nekas gikuoja. Patogas sėdynės. Aha. Pažiūrėk, ar stabdis veikia gale. Vienoje pusėje. Šitoje pusėje. Kas yra? Išvados kokios, pakeičiau saugiklius. Nieks nesusakė.
Visiškai net apsukų nerodo. Ir variklį žiauri prastai dirba, tai jaučiu purkštuką vis tiek tą keisti kažkaip. Bet galvoju, bent jau lempas veiks. Nei stopas, nei tas. Lemputės geras. Stopas vienas veikia. Vienas, bet turi 2 veikti. Jeigu nori technikinio. Ir lempa to turi veikti, jeigu nori technikinio. Blet, lemputės geras. Naktis neveikia. Saugikliai geri. Dėl lempo, manau, žinom problemą, nes aš tiesiog pradėjau čerdytis. Ir ką pastebėjau, kad va šitas daiktas, kuris yra, kuris būna tenai giliai ir į kurį kišasi iš esmės. Karočią, šitas daiktas, į kurį kišasi šitas jungtukas, jisai smaukėsi tiesiog ten gale. Ir kai aš išardžiau ir įkišau, tada geresnis kontaktas buvo ir geriau veikia viskas. Tai priekyje įdėjau lemputę tenai, kur neveikia lemputė ir vis tiek neveikia, bet tada įdėdė lemputę, kuri buvo ir tada veikia. Tai, karočią, bandysim keisti lemputės, o šitas bet kokiu atveju neturėjo gero kontakto ir irgi neprisidėjo prie užduoties. Tai jo, jį reikės kažkaip įtaisyti gražiai čionais ir galbūt dalykai vyks. Nu gerai, grubiai prieš 10 metų šita mašina dar važiavo į mišką tempt malkų. O dabar jinai, blėt, išsiruptų kilim. Pizda pokyts. Šitas Edynės, aišku, jos neatrodo kaip naujas. Ne, netrans. Matai, aš tiek noriu, blėt, kitų Audinį. Šildomą. Nu gerai, tiek tu tokias, bet šildomas. Nes kažkas yra išlepęs. Pavažiavus kažkoks garsas. Iš čia sklinda. Ar nebūsite ponas Kiauras? Jeigu gausiu saloną kitą, tai galbūt šitą vietą pastarkys. Bet gražiai atrodo. Ir ko aš dar noriu iš saloną, tai žinoma pasidaryti va šitą vietą. Nes aš šiaip net nežinau, kas čia turi būti. Bet kažkas turi būti. Čia akivaizdžiai magas yra. Ir sustarkyti šitą. Taip pat pasikeisti bumbolą, pasikeisti šitą medžiagą, nes jinai žiauriai šlikšti. Ir salonas atrodys, blemba, visai fainai. Ir dar norėčiau trišakę Fronteros vairą, kuris atrodo va taip va. Nes jis žiauriai gražiai atrodo ir tikrai geresnis negu originalus. Dar kol kas jinai nevažiuoja, važiuoja, bet nevažiuoja gerai. Bet jau neužilgo dėsiu jai numerius. Yra registracija, tik numeriai, nežinau kur, tai reikės ieškoti, apsidraust ir važiuoti į garažą. Ir nerūšino, visiškai neskubu, čia bus mašina žiemai, bet šitą mašiną aš tikiuosi pakeis man tą tokį cinkelį, kurio nesugebėjo pakeisti va šitas dalykas. Nes yra Kiauras, jo papa. Dėl to jis ir sėdi tenai kampe nubaustas. Frontera kol kas ne Kiaura. you never know. Also, aš čia sėdžiu ir aišku su kojinėm, nes plėt išsirptą mašiną, neleisiu niekam su batai sėdėti. Ir aš turiu dafiga vietos. Ta prasme, žiauriai daug vietos, o priekė nėra apšė. Tai nežinau. Also, dar reikės lubos nusivalyti, nes čia kažkokie... Aš nežinau, ar čia pelėsis? Turbūt. Tai va reikės dar išsivalyti, bet kvapas vis dar yra. Tas toks šlapio pelėsio tokio kvapas mašinai. Aiškus dabar yra susimiksavęs su visokiais valikliais, sėdinių valikliais, visais kitais dalykais, bet tas kvapas jis vis tiek turi tą savo dalyką. Also, ką aš bandysiu padaryti, tai dar pajungti tą seną Nokia telefoną, nes būtų žiauriai juokinga Fronterai turėti Nokia 3310 veikiančią, kuri kraunas ir turi savo specialų dėkliuką. Tai irgi labai įdomu bus pabandyti. Ir šita mašina, kaip ir visos geros mašinos, turi vieną superinę funkciją. Tai yra kiaušų ventiliavimo anga. Visi, kas yra ją turėję, žino, kad kiaušų ventiliacija yra labai svarbi organizmai, labai sveika kaulam, širdžiai, dantim. Ypač, kai kiaušų ventiliacija dar gali suderinti su kondiške. Tuoj fokusą, su kondiške. Kuria, aišku, neveikia, nes šitą mašiną stovėjo 10 metų, bet, žinai, gal tvarkysiu, bet nežinau, ar apsimoka. Nes, tipo, žiemai bus. Bet ką reikia tvarkyti būtinai, tai šildomos sėdynės. Nes pykit, nepykit, šildomos sėdynės yra the best. Bet keista, šitas mygtukas, jūs galvojat, šitas mygtukas šildomų sėdynių yra turbūt šitai pusiai, o kitas mygtukas turbūt yra tenai, kuris įjungia va šitą sėdynę. Deja, ne. Toj pusiai yra signalizacija. Tai dabar turbūt klausat manęs. Sėgi,
O tai kur yra jo papava šitai sėdynį šildymas? Na, aišku, jos neveikia, nešildoma šitas nes, bet nepertraukinėk. Kur yra tas mygtukas? Gerai, kad paklausai, nes mygtukas yra čia. What the fuck? Kodėl vienas mygtukas yra ten, o kitas mygtukas yra ten? Ir pykit, nepykit, bet aš nemanau, kad čia original. Man atrodo, kad kai dėjo šitą aftermarket kažkokią signalizaciją, jie šildomą sėdynį mygtuką tiesiog perkėlė. Kas yra, what the fuck, kai tau tas raudonas šūdas, jis net ne mygtukas, čia tiesiog indikacija, kad veikia. Ta mašina turi mikrofoną, ane? Nu, tipo, yra ta laisvų rankų įranga, arba buvo laisvų rankų įranga, arba čia sunaukė laisvų rankų įranga ir galvot, vienas mikrofonas, kaip faina, kaip gerai, kad girdėtų mane mano draugai. Bet aš jam parodysiu, kad yra dar vienas mikrofonas, prie kurio yra dar vienas mikrofonas. Tai šita mašina turi 3 mikrofonus ir net neturi radijos. Tai kas manęs klausos šimašių, blėt? Hei, laba diena, ir čia yra aš su trumpu update apie šį Passatą, kitaip žinoma kaip Ferrari. Šitą video norėjau padaryti dėl to, kad duoti štai toks mažą update, kad šiandien jau pirmas žmogus, kuriam važiuoju parodyti Passatą. Bet situacija pasikeitė, kai gaunu tokią žinutę. Matai, manau, mūsų apžiūra persikels rytoj, nes jisai vakar davė bomžui į snukį, ko pasekoje dabar turės važiuoti Mentyną. Tai kaip aš džiaugiausi, kad antras Golfas iškeliauja į geras rankas ir visa kita, taip aš džiaugiuosi, kad ir Passatas iškeliauja į geras rankas, kuris tikrai bus mylimas ir naudojamas pagal paskirtį. Tavo važiuoju Passatą šiek tiek užpilsiu, nuplausiu, išsirpsiu. Aš žinau, kad aš jį parduosiu turbūt už koks 400 maksimaliai, kas yra kokių 300 minusas man, bet aš vis tiek noriu, kad žmogus atvažiavęs apžiūrėti mašiną ir rastų švarę, gražią ir jeigu nupirks, namo važiuotų ir parvažiuotų su švaria mašina, o ne su nušikta pilna šiukšlių ir visa kita. Noriu šiaip, kad į Mentyną važiuojant fainiau būtų, žinai, vis tiek su švaria mašina į Mentyną atvažiuoti geriau negu ne švaria mašina. Va, ponas Passatas gražus seksi, laukia savo pirkėjo, nes atvažiuos autobusu. Tai jeigu žmogus atvažiuos autobusu, tai manau, kad 100% ko nupirks, nes jeigu nenupirks, tai kaip namo grįžti. Bet šiaip viską žino, viską pasakiau ir apie tą skylę, ir apie tą skylę, ir kad žvakės šiaip nusilpnokas yra reiktų pasikeis, bet tipo užsikuria viskas gerai. Tai aš žinau, tikiuosi iškeliausi geras rankas, važinės va savo į Mentyną smagiai su Passatu. Bet gera mašina, gaila. Bet nieko, jau yra dar viena mašina, kurią jau turiu ir va ją ruošiu žiemai dabar. Tai pamatysite. Tai kažkuria dieną mačiau jau, kaip mane čia persigabenti namo. Nors pagal prioritetą, mano tikslas yra pirmą šitą mašiną pasitvarkyti. Nes jinai svarbesnė yra irgi daug darbo reikia. Bet su Frontera važiuojant aš pastebėjau tokį dalyką, kad blemba, kai važiuoji, kažkaip pradėjo labai smarkiai ūžti kaip greičių dėžė. Ir aš palendau po mašiną ir vienoje vietoje labai akivaizdžiai šviežias tepalas. Ir aš neįsivaizduoju iš kur ir kaip, bet parodysiu jums. Toks klausimas yra, ar ten taip turi būti. Ne, aišku, neturi būti, bet kad ten kažkas negerai, tai faktas. Tai aš dabar net nežinau, ar man su ją pavyks kažkada ir parvažiuoti. Tipo, savo eiga, ar nereiks tralo imtis. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch